my god. Nu toks didelis tik po karšto dušo būna. Wow, kokio jis didumo. Eik tu savo, aš nežinau, ar čia durytės siauros, ar tiesiog jos siauros atrodo bendram kontekste mašinos. What the fuck, ar čia katafalkas buvęs? Eik tu savo. Va kaip norėčiau tokio. Kaip aš norėčiau tokio, kokia jo šikna seksė. Bet žiūrėk, čia yra rankenos. Blemba, būtų čia pasidėt kojai. Kartais būdavo ant mašinų, ypač prezidentinių mašinų, tipas sargybiniai, kurie galėdavo atsistoti ant mašinos ir paraduose, kai mašina važiuoja lėtu greičiu, jie stovi ir, tipo, prižiūri, kad tu iš kiaušinio nemestum prezidentą. Jeigu Amerika būtų per šauktų tave iš karto už tai. 12 000. Benzinas, dujos. Aš manau, nes toks didelis variklio skyrius tikrai ne 3 litrų varikliukas slepia. Čia bus kokie, norėčiau sakyti, nuo 5,7 litro, bet aš manau, kad čia kokie 7,3 galbūt netgi yra. Galim šį pažiūrėti. 6,3 variklis. Aišku, aš spėjau 7, bet wow. Gerai. 6,3 litro ir tik tai 202 kW. Čia yra tie laikai, kur amerikiečiai inžinieriai darydavo kiek įmanoma didesnį variklį ir tada kiti inžinieriai darydavo, kad tas variklis kuo mažiau galios turėtų.